O, čia man įrodo, man atrodo. Jo. Sveika tauta, čia vėl. Ryčka sugrįžimas. Kaip laikotės? Laukite dar video? Gerai. Baigiam jokus. Šiandien nusprendžiu kažką gaminti, nes atėjo atostogas. Ir atostogų proga nusprendžiau gaminti omletą karališką pagal Ryčką. Pradėsim. Mums reikės miltų 2 didelius šaukštus, pieno daugiau nei pusės stiklinės, kiaušinukų ir druskytės. Paskui mane. Gerai. Įberime druskytės. Ir įsimušame kiaušinius. Nu va, užkaičiam dabar keptuvę. Paliekam didelį ugnį, kad greičiau įkaistų. Ir pasiruošiame pieną ir miltus. Keptuvė jau baigia užkaisti ir pilame pieną su miltais. Pirma miltus. Ilgai neplakame. Baigta. Įkaitusi keptuvę ir pilam kiaušinio masę. Gerai išvalome. Suskirstom į 4 dalis. Nu va, biškį apkepo ir bandome apversti į kitą pusę. O, kaip gerai apskrudo. Opa! Nu ką, tegul kitą pusę apkepa. Būtinai ant silpnos ugnelės. Manyčiau jau užteks kepti. Baigta. Kai gerai nuėjo. Dabar patieksime. Štai pasidariau savo daržovių ir įsidėsiu kiaušininės, karališkos. Koks skirtumas, ar omletas ar kiaušininė? Štai. Aš plaukiau medinėje
prieikime iš arčiau. Štai mūsų karališkas omletas. Baigiau. Čia buvo Ryčka ir jo virtuvė. Iki kitų susitikimų. Skanaus. O aš būsiu ryklys ir surysiu tave. Kaip skanu, taip tevalgiau sapne. Taip tevalgiau sapne. Tėtis ir mama paliko toli, tik aš vienas plūduriuoju vandenį, kur gyvena siaubūnai padarai ir kur daužo suodegą rykliai, kur gyvena